Na ką, pasiruošė kelionė į kuprinę. Ohoho. Vardaką paliekam, bet gal nieko tokio. Ne taip anksti mes ir išėjom, kaip planavom. 8:20. Kažką. Nieko nepamiršom. Главное, телефон нашей жизни нас с нами. Da, gyvenimas mus neužsilaikė eilės. Šviesą išjungt liepta. Jung. O tu stovi. Nu ką, pirmą. Lifto nėra. Į pirmą aukštą su kuprinė. Liepta duris uždaryta ten. Buvo malonu čia pabūt. Nu, laipčiukais čiuki. 1, 3. Po sumuštenį su tunu. Ir malko lėkštė. Jo, čia zubačistkai. Nu, tu krapštukai. Vandens. Reiškia, turim galimybę daeiti iki Gijono. Čia vinelio bačkutė, gal kam reikia? Pasaka. O čia agregatas, kur išspaudžia sultį. O čia va. Čia Vynuogės dar ne visi spaudžia. navarotai. Nes Dar kai ne mes visi. buvom šitam Turkijoje, kur alyvuogių aliejus spaudžia, tai vat panašus. O čia, matai, yra kur pailsėti. Pensionas. O čia bačkos integruotas. Pusė bačkos. Ar tiesiai einam? Gerai. Pakilom ant kito kalno. Išlipom iš duobės. Bet iki viršūnės dar toli. Neaišku, kiek čia reikės pėdinti. Gal žemiau leisimės? Kažkaip nelabai tikisi. Tik į viršų. Vėl namelis ant vištų kojelio. Beveik nusileidom nuo kalno. Tokia ramybė. Gerai, kad nors biški vėjelis, o tai kaip duobėj kokioj. Kalnai aplinkui. Vėl einam pirmin. Pirmin. Džiaugiamės. Mūsų laukia tas geras takelis, kuris veda į tą miškelį. Visai neaukštai. Pradedam. Pirmin, 1, 2, 3. Vis dėlto mums pasisekė. Ten nereikia sukti. Eisim biški. Kitą pusę. Ne taip aukštai. Gal atvirkščiai žemyn leistis reikės. Asfaltas baigėsi dabar. Dar įdomesnis kelias. Gerai užsiknysom. Dana jau biški atsigavo, jau taip nedusauja. Bet dar laukia įdomesnis keliukas. Dar virš 10 kilometrų. Pirmin. Neaišku, kas geriau, ar į kalną, ar nuo tokio kalno žemyn eiti. Tikiuosi, kad nenudripsim. Nešlapia ir ačiū Dievui. Gerai, kad paėmėm maistą su savim, nes kol ėjom, jau gal 10 kilometrų praėjom, nebuvo nei vienos kavinukės, nei parduotuvėlės. Tai kad geriausiai turėti viską su savim. Danusė bando mane pavyti. Pavijo. Dana galėtume įdarbinti kur nors, jinai jau pasiruošus dirbti fabrike, guminių batų tik duosim ir pirmin kalakutos pakuoti. Nu, apačioje jau matosi gal biški lygesnis kelias šitą nuo kalniuką. Praeisim, gal turėsim poilsio savo kojom. Reikėtų surasti, kur pritūpti ir pavalgyti. Danusė tai Danusė, o Halina nelašo prakaito kaip kojos. O, надежно. Надежно зашнурованный.
33 O nespaudžia. kelias tai kelias. Vingiuotas. Vingiuotas. Nu atsisuk, papozuok, pamojok. Nu ką, pompos biški gavom. Tau ir šlapiau biški priekiai. Tikiuosi neslidu, gerai, kad pagaliai yra. Danusia. Au. Suradom gerą vietelę. Mankšta. Upelis atrodo. Valin Ispanijoje sausra. Draugė šiandien skambino, sakė 37 Prancūzijai. O čia va, balutės bėga. Mūsų kelias nelengvėja. Sutikom žmogų, pasakė 10 minučių į kalną. Mes jau, 20 varom. Ai, neaišku. Gal už posūkio lygiau, o gal vėl į kalną. Jokių garantijų neturim. Leidau Danai eiti pirmai, rodyti man kelią, nes jos batai nauji. Tau galima pasiklys bedanusis, ne? Viską gali būti. Ir aš pėdinu iš paskos, o mama mija. Matėsi šviesa. Gal jau ten bus geriau. Iš kažkur vandenukas čiurlena. Tiesiai yra tik. Eina. Išėjom į gerą kelią. Kiek ilgai, neaišku. Ženkliukas, kad tiesiai einam. Jagada malynė. Kas ten per gražus žodžiai. Nėra tokių lietuvių kalboj. O, skaida neapdraskė. Oi, blecha, Šitas vakrūmas. kaip mes aukštai. O, Žmonės jau prišienavo. Ten prieky bažnytėlė. Ten negalima eiti ir iškeisim prie bažnyčios. Nu, dar vieną kaimelį praėjom. Nematėm, žinoma, jo. ten gal jūra. Danai užžiovauja, degonės trūkumas. Vėjas kaip iš jūros. Gal to užeisim ant kalno ir ten jūra. Ir jau tada niekas nebaisu. Ne, blin, ten debesis. Jo, jūros nesimato. Ten namai. Jo. Aukščiausias taškas čia turbūt. Vis dėlto prieky jūra. Nelabai matosi, nes rūkas ten lietus lyjačiuoja, ne? Gali būti. O mes čia geriau čia lytų. Iškeišona mašina. Nu ką, į bažnyčią neužėjom. Nevedė kelias. Einam užtat prie kavinės. Tikiuosi dirba. Abudu tikimės, ne? Labai. Ten tiltas, mašinos važiuoja, mes po tiltus kai tik. Po greitkeliu. Vėliavos plevėsuoja, mūsų laukia. Yra kažkokių žmonių. Gal yra ir tos, kurie mus aplenkia. Gal jie ilsisi čia, o gal dar kažkas mus paės. Stebuklas. Antrą kartą kartoju. Oi, lietutis krapnoja. O čia naujas toks pastatas. Vis dėlto dar jie aktualūs. Jau ne ant akmenų, ant betoninių stovų stovi. Kokie melekai priekiai.
žaidžia. Dar kažkur broliuką ar sesutę turi. Ai, koks fainas. Koks grožis. Ir mama. Ai, prižiūri, mama pilkoji. Mano mėgstamiausia spalva. Čia net atrodo, kad skirtingų mamų katinukai, nes tas visai mažiukas. Nu, mama grožis. Kaip aš mėgstu tokios spalvos katytės. Oi, čia gal babka Juška gyvena. Nes daug juodų. Nežinau, ar čia lyja, čia iš manęs laša. Aha. Nu, suradom krepšinio aikštelę. Galės Justina kada atvažiuoti pažaisti krepšį. O, aikštelė dėl žaidimo 5 nedaugiau. Atėjom ieškoti kavinukės, kavos, bet man atrodo nebus tos kavos, nes tik mikrobanginė. Vėl kukurūzaičių, labai miela. Gavom savo porciją kavos, ne tokios kaip norėjom, bet stovėjo aparatas tenai, ten moteris prancūzės padėjo nupirkti. Kaina kaip ir parduotuvėje 1,80. Lietus lyja, Halina, kava geria iš šaldytuvo. Toks šaldytuvas aparatas. Aparatas, nu bet kava tokia normali. Ne per šalta. Nu, van kiek visokiausių krypčių yra, van, kur galima eiti. Ne taip, galvoju, Berlynas, Mes skrisim iki Seviliją, matai, tą 812 km nuo čia. Galim nueiti. Nu jo, galim nueiti, kam skristi, ne? Sevilija, 812 km, pešadrilom daeit, jokių problemų. Mėnuo. Nu, atostogų tiek, niekas neduos, pratesim nebent patys. Neša šiukšlės, o aš fotkinu piligrimą. Man pasisekė. Su šuniuku, su kriauklytė ant šunų. Prašau, mėtas. Einam toliau. Čia geras kelias. Užpompavom. Palauksim. Dar priekiai. Toli ir pakelimas. Nelabai стейгус, bet yra. Ага. Ну, привет. Мы тут гуляем по лимонной роще, наверное. По горам, по долам. Тут моя любимая сестричка. Как-то мы немножко запарились, но идем уверенно вперед. В горку поднялись, сейчас спускаемся с горы. Цветочки растут, цветут и пахнут. Ольга Петровна, тут природа, как тебе нравится. Никто ее испортить не успел. А тут я на этой неиспорченной природе бегаю. Приходи, догонишь, лежим вместе. Galų gale pakilom ant kalną ir dabar mūsų veidai biškį linksmesni, nes leisimės į apačią. Ten tarp tų kalnų gal kur nors ir kavos surasim. Mano pagrindinė svajonė šios dienos. Autobusas. Per anksti išėjom. Galėjom su autobusu, bet į kitą pusę. Kokie kalnai. Šiandien truputėlį ir debesų yra. Ne kaip vakar. Saulė kepina. Va. Danusė bijo aukščio. Va. Kaip žemai. Halina nieko nebijo. Tik ieško, kur čia pritūpt galim. Jau valandą einam, jau galim kuprinę nuleisti. Padėti. Kalnai kalniukai. Ir mums pasisekė. Neaišku, kiek aukštai dar, bet eisiu. Ir Halina kvėpuoja. Jau.
Ну, pasisuk Malujavičienė. Nu, krasota. Akinius dėsi. Nu, pirmin. Nu, galų gale aš priekyje, o ne Danusės nugarą filmuoju. O, kalnai, gražu. Danusė, toli, toli. Dabar pas ją ne vasara. Ar ne ruduo. Einam tolin. Nuo kalniuko, po to vėl kalniuką. Gyvenimas tęsiasi. Lašelis vandens, atsigaivinti. Oi, oi, kokia laimė. Kiek matai reikia dėl laimės, ne? Oi, kaip mažai. Ой, ой, Дануся, ползет. Ну, Галина, роздівайся, Маш. І купайся. Tikiuosi, mes tiek nesveriam, galima eiti šitų kelių. Greitkelis. Greitai bėgsim per greitkelį. Parodyk вам, kalnas. Ant kalnas priekyje. O, kalnas, o, Galina pašpindziliajat. Nu, atsisuk. Kiekvienas žingsnis ima energiją. Gijono ar Gižono priemiestis. Apelsinai. Apelsinai, mandarinai. Takelis į kalniuką. Galvojame, jau kalniuko nebus. Galvojam, kalniukų nebus. Yra dar. Gyvenimas puikus. Poilsis. Galim net pasisupti, jeigu užpakalį tilps. Dar porą dienų prasėsim, gal tilps. Gižoną praėjom šonu, einam tiesiai į savo hotelį, rodo virš valandos. Tikiuosi, nueisim. O gal taksi surasim pakeliui. Mašina. Dar 30 minučių ėjimo miesto. Gerai, kad čia neperkrauta kol kas. Kaip ir užmiestis. O, greičiau į viešbutį. Labai gražus kelias. Tokia gražiai alėja, medžių daug. Platu. Atėjom į elitinį restoraną. Tikiuosi skaniai pavalgyti. Pavydėkit. Nu ką, aukštoji virtuvė atėjo ant stalo. Turim labai šviežias, traškus. Skanaus. Ten matosi užrašas Surfhostel. Čia mūsų hostelio stogas. Čia mūsų hostelio svečias. O čia mūsų hostelio palmės. Labai neblogas parkas. Ten rūkas. Nelabai matosi, bet ne taip toli jūra. Žiūrėkit, čia palmės ir va čia va, tipo kaip alėja eina. Jo, ir palmių alėja į visas pusės. Balkonas. Čia vaistas. Pas kaimynų yra baseinai, mes nelabai turime. Čia virš koridorių. Reikia telefoną pakrauti. Nu va, palmių kojas. Žmonės su šunim vaikšto. Vaikų žaidimo aikštelė, lisiukai būtų čia smagu ant smėliuko. Laiveliai.
Atėjom prie jūros. Gražiai sutvarkyta pakrantė, ėjimo takas. Laiveliai plaukia, bet rūkas nelabai kas matosi. Palmės, palmytės ir vandenukas. Pati, kai visada su savim pasikalbėjau, Austrijos vėliava plevėsuoja, biški po 12 jau. Čia nežinau, Gižon ar Gijom, bet Danusė tai žinau, kad tikrai čia. O ten senamiesčio pakraštys, turbūt iki ten ir eisim. Atėjom į Gijono senamiestį su modernė dekoracija, neaišku, kad čia jie turėjo mini. Buteliai panašus, kai mes ten buvom restorane pilsti iš viršaus. Sidriukas. Nu, ant kai kurių matau etiketės, ne visų. Va čia apačioj matai, va, aš specialiai ten vyras priešais mūsų gėrė, tai va, atkreipiau dėmesį į etiketę. Aha. Bet čia gal parinko, kad būtent žali būtų. Kažkoks senovinis pastatas. O, ir tautiniai šokiai. Ir dar va, kažkoks palaimintojas. Nu ką, vandenukas čiurlena. Psichoterapinis čiurlenimas. Jo, svarbiausia, kad į tuliką nenorėti. Senamiestis visai gal ir neblogas. Biškai prasivaikščiosim. Čia liaudinis šokis. Gražolės. Vyrų kaip visada mažiau negu moterų. Čia video. Čia tokia dar nevalgiam. Lašiniai virti su dešrom. Kažkaip labai įdomiai. Nu kaip. Zvanzonų kilbaską. Skanu? Skanu. Puiku. Riebu, stipriai. Riebu. Nu, jaučiasi tas riebus. Antro patiekalo galėjom neužsakinėti. Galėjom neužsakinėti. Atnešė antrą patiekalą. Fotosesija vyksta. Nelabai prakepęs, kaip ir norėjom. Vietą dar suktis. Ir skanu. Pavalgėm, nusprendėm, kad reikalinga nuotrauka prie šito stulpo. Čia kažkokia aikštė. O, net jeigu ir žinočiau, vis tiek neprisiminčiau. Tai, kad čia kaip istorijos vadovėlis. Nu ką, mūsų graži pakrantė. Grįžtam link savo viešbučio. Čia tulikai. Meti pinigą, gali eiti. Nebandėm, bet žmonės ėjo. Ten va, vaikai maudosi, gyvenimas vyksta. Čia pagrindinė veikėja mūsų filmuko, nudegusi beveik. Halina tiek privalgė, kad vos gyva, vos paeina. Iš kojytė, nuo vienos kojytės ant kitos. Tai dar vandenuko pagelsi. Nupirkom kamščiatraukį. Kamščiatraukį nupirkom, jo. Mūsų vakarienė su gyva muzika šiandien. Kriauklytės jau suvargėm. Gal raudonas vynas nelabai tinka prie jūros gėrybė, bet suradom Bilbao vyną. Skanus, sodrus, kaip Dana mėgsta. Muzikantai gerialai visi. Labas rytas, išsikraustom iš savo hostelio. Visai mielos patalpos. Čia galima tūsintis, biliardų stalas ir stalas. Čia Danusė jau žvaliai pasiruošus eiti. Faini. Receptionas toks įdomus. Su gitara galiu pagroti, židinys yra. Viską, ką gyvenimui reikia. O mes paliekam šitą
Sur hostel. Einam į kitą miestelį. Danusė puošiasi, veidrodį turi. Pasiruošus, pagalius man numetus. Oras šiandien geresnis negu vakar. Laisvė. Sustojom čia netoli autobusų stotys, bet nusprendėm kavinį vandens nupirkti. Halina gert nori ir kelioniai, kad turėti. Halina mūsų geria elitinį vandenį, stiklinę tarą, ne plastikas. Ana pagalį pamiršo, eina paimti. Šiandien jinai pamiršo, bet vis tiek eina. Toliau ką reikės eiti. Nu ką, grįžta Danusė su pagaliu, surado, niekam nereikalingas jisai. Sia. Su pagaliu. Nu ką, startuojam, ieškom geležinkelio stoties. Čia vėl mūsų tas miestelis Gijonas. Kažkokia bažnyčia. Danusė kaip visada priekiai. Nu ką, priėjom prie netoli geležinkelio stotis. Čia kaip ir didmiestis. Laukiam žalio žmogeliuko. Nu ką, raudona kepuraitė eina prieš mane. Į dešinę sukam. Raudoni žandukai. Mano populiukas gražus eina su manim. Nu, pirmyn bilietus paėmėm. Einam į savo traukinuką. Nu, čia reikės atžymėti bilietuką. Kur tu tą bilietuką padėjai jau kišenį? Nu tai. Kaip tu čia dabar? Nu ką, ir atėjom. Čia ne mūsų iš šitos pusės stovės. Antra platforma. Dar 16 minučių. Eisim degintis. Jo. 16 minučių. Geras oras. Jo ant saulės išeina biškį pasėdėti. Na nieko, tuščia beveik. Artėja mūsų traukinukas, tik du vagonai, elektrinis traukinukas. Važiuosim toliau. Mes jau traukiniai, o traukinys električka, tai kad toj pareisim. Jau 15 minučių ir būsim mūsų taške, nuo kurio pradėsim vėl savo kelionę. Fabrikai veikia. Baisu iš tikrųjų. Vien dūmai. Seniai tokio nemačiau. Kažkokia liepsna dega, neaišku kas čia. Prie savo sustojimo. Tuoj lipsim. Jo, atvažiavom kažkur. Dabar eisim kažkur. Jo, pirmyn į viršų. Taip gražiai dar neėjom. Įkalnė pirmin. Nu ką, pakėlom. Turėsim atsižymėti
Surasti svarbiausia. Bilietuką. Įdomu, ką darysi, jeigu nesurasi. O, apačioje autobusų stotis. Как в барабанисе после моего рюкзака. Na, dabar ieškosim kryptį, kur eiti. Pirmą aukštą. Jo, į pirmą. Pamiegosim, paimsim vėl traukinį, važiuosim. Radom ženkliuką, viskai teisingai einam. Pasisekė, palmė prieš akis. Labai graži lempa šitoj kaviniai, pasą pastatėm, einu pas Danusę. Eisim pirmin. Danusę, turi man spaudą ir vandens. Mūsų kryptis San Kristobal. Miestas dar ramus. Oi, kokia bažnyčia graži. Вам neblogai patiko? Nu, neblogai. Koks fortas ar kas ten, fabrikai, baisu. Va, ir ženklas mūsų kažkur, va. Eisim į priekį su Danuse. Kai visada kompanija nesikeičia, veidai tie patys. Jo, kai visada mums sekasi. Kalniukas, ohoho. Ten turbūt kažkoks parkas, nes daug tokių vaikščiančių žmonių. Tik nekomininių kol kas. Sekmadienis, mažas miestelis, kavinukė neveikia. Einam toliau, vandens turim. Dar kokie 5 kilometrai. Ai ne, dirba kavinukės. Tu žinai, kad mums netoli. 5 kilometrai kažkur. Gal pakaks, ar nori? Galim sustoti, ištrauksi viską. Ne? Oi, koks fainas pavėsis. Gal niekur neeinam, ant suoliukų nakvojam šiandien. Ką? Ką gal Brangioj. Koks tu? Kaip tau tas pasiūlymas? Ne, Ne. varysim. Varysim. Sušalsim čia sėdėdami. Gerai, kaip pasakysi, brangioji. Nuimam kuprinę. Einam toliau. Pirkti vandenį, apsirengti, kas sakinius, kas megztinį. Negali būti. Jo, dar akinukai. Bus. Pinigų nedaug. Savo neturi. Eina su dideliu buteliu. Tikiuosi, pinigų pakako. Аква. Дос. Дос. А потом забачила же бутылки хорошие, говорю, дос. Ką, vėl jūra iš tolo matosi. Bet čia mes kaip keptuviai. Geras takelis į priekį. Taip. Eikit tiek į priekį. Atsisukit, ponia. Nu. Kokie gražus hortenzijos krūmai. Pasaka. O ką, einam į priekį. Gražus miestelis. Ekvaliptų medžiai. Geras darinys. Nusileidžiame nuo kalno. Labai staigus nusileidimas. Kojos jaučiasi. Ar tu matai, koks nusileidimas? Matau. Kaip mes mėgstam. Draugiškai pasėdėjom, pagalvojom,
kad jūros jau matyti nenorim. Pirma Jo. valanda. Geriau grįžti atgal ir eiti savo kryptim, negu iki jūros, man galas nesimato kelio, man ten reikia tiesiai į dangų. O po to dar grįžti atgal prie savo ženklų. Ne. Nudūsom kaip arkliai. Labai nuo kalne buvo. O dar prieki gal ir kalnas bus, nes kaip pakilti į viršų. Gal nebus toks status, gal pasiseks. Svajonė miršta paskutinė. Nu ką, kelelis tolimas, vėl į kalnę, į priekį, pailsėjom biškį. Ne taip mėgstamės tą jūrą, kaip galvojam. Toj įlipsim į kalną. O vaikai su dviračiais. Baisu. Galima sprantą susukti. Kur suksim? Į kapines. Ar į kitą miestelį. Čia, pasirinkimas. Ar autobusų lauksim. Atsisysim, apžiūrėsiu, aš kur eit, gerai? Gerai. Ai, rodo į tą pusę. Vis dėlto į kapines. Sustojom atsigert vandens. Į kapines neįsim, eisim į apačią. Į viršų pakilom. Na gerai, į apačią man nelabai smagu, bet vis tiek gerai. Leidžiamės į apačią, į kažkokį miestą. Čiūju, mūsų viešbutis ten kažkur priekiai. Neaišku, už kokio kampo. Ką, mūsų takas? Tik nufotkinti, sakė. Nu ką, matau ženkliuką, kad einam teisiai. Ką tokio? Matau ženkliuką, kad einam teisingai. Davos, vėlačka. Va. Miestelį po biškį atsibunda. Tvarkosi, plaunasi. Fu, žuvies skyrius. Kaip karas. Danusė su nuotaika gera. Su tokia taip gražiai papuošta. Kodėl gali būti nuotaika bloga? Pirmin, Aivan, reikės pasukti per pėsčiųjų į viršų. Kelionė tęsiasi, mes vis geresniai formai. Nežinau, kaip dėl 30 km dar, bet 20 tai jinai dar gali praeiti su viena koja. Pirmin. Per ilgai sėdėjom. Sustingo kojas dabar. Tai bus gerai viskas. Šioje vietoje mūsų ženkliukas. Ir čia gatvė pėsčiųjų. Kaip ir senamiestis. Gerai. Pasuksime dešinėn, pasakė. Neaišku kada. Per vėlai, čiūju. Nu, mūsų viešbutukas labai gražiai gatvėj. Jį gali išjungti jau kairėn. Pasuksime. Panašu, kad šitas viešbutis. Nu, senamiesčio centre. Jo, hotel Casa Hispana. Aš nesuprantu, kodėl taip pigiai tokioj vietoj. Ne, Dana? Kodėl taip nebrangiai tokioj gražioj vietoj? Neįsivaizduoju, bet ant kumino liepia eiti toliau. Komino nesvarbu. Ką? Jau vakaras, 7. Pilvas prašo maisto. Šiandien eisim valgyti kur nors
Ir tol pakeliui išeisim parduotuvę, rydienai apsipirksim. Tai kad vakarienė šiandien ne iš parduotuvės. Ne iš parduotuvės. Taupimo režimas išjungtas. Todėl, kad rytoj nereikia rakto, reikia... Ну, так я вижу, уже закрыто. Nu tai atidaryk. Labai gražus koridorius, tai gal užrakinsi ar eisi? Gražus labai koridorius. Viskas taip senovinė. Kėlimas. Grindys tokios prabangios, veidrodžiai. Aš tokia graži tam veidrodžiai. Pasipuošiau. Taip. Laiptai va į apačią. Taip muziejui skaityk. Va ir Danusė čia. Ten toks tentas didelis atidarytas, gal žmonių daug, gal ten ir valgyti duoda, ne tik gerti. Šiukšlės jau išdėtos, rytdienai, o namai tokie seni, nepaplauti, nepadažyti. Raniuką Galina jau anglų meniu turi, jau kažką rinksim. Nu, čia siena tokia, visa išpuošta maistu. Kaip tik to, ką mes ieškom. О, Галина, пані учителька. Gavom vandenį, bet atidaryti negalim. Laukiam padavėjų, kol kavą atneš. O buvo taip paprasta, tiesiog reikėjo nuimti metaliuką nuo kamščio. Durneliam parodė. Turim kavos, pirmiau kavos. Cukraus daug, Danusė negeria su cukru. Pirmas padelis normalios kavos, Danusė sakė, skanu ar skanu? Mažas džiaugsmas. Viską suvalgėm be žodžių. Tuščios lėkštas. Tikrai skanu, ar mes čia tiesiog pasiilgom maisto gero, ar tikrai skanu. Suvalgėm. Eisim. Kaip parduotuvė pirkti rytoj maisto. Dar sąskaitą pamatysim. Čia nebus maža. Ne. Nu ką, suradom savo Mercadoną. Laukia šopingas. Eina Galina, antrą kumyną. Pilnas maišas maisto. Nežinau, kaip mes rytoj nešim. Pakeliui? Prieš einant. Nu kavą tai tikrai išgersim. Vieną butelį vandens per šiąnaktį. Kas čia liks? Dar ieškosim vandens papilnų. Gal nereikės daugiau ieškoti. Gal užteks? Šiandien užteko. Bet ten bus albergo, aš galvoju, kad bus kur pusiaukelį įpilt vandens. Nu vamos. Parduotuvė. Nu va, mūsų viešbutis. Ateinam. Nu ką, prie durų nufotkinti? Nuvargus atėjom į kambarį savo, čia viešbutis San Piedras. Piedras lydi visą kelią mūsų ir Danusė. Kambarys lovos pusantro dydžio, radio virš galvos, nežinau dėl kondicionieriaus. Paskambinsim, kad valgyti atneštų. Labai man patinka šitas unitazas su vaizdu. Stiklinės, šampūnas, dušas, visko, ko keliautojai reikia. Svarbiausia lova. Užsiknysom, eisim prigult. Po to gal sugalvosim, kur nušliaužti.